Labadiena, esu Kęstutis Balčikonis iš IMB Solutions studijos. Mes judiname verslus internete, esame praktikai, sukūrę per 200 filmų. Mūsų komanda 2 metus rinko informaciją, kūrė filmus kitoms įmonėms, atliko begalės tyrimų, sulyginome geriausių YouTube marketingo specialistų žinias, sužinojome praktikoje, kaip iš tikrųjų elgiasi YouTube robotai. Šiandien su jumis noriu pasidalinti mūsų komandos sukauptomis žiniomis, padėti jums sukurti efektingus YouTube kanalus, jūsų filmams sulaukti maksimalaus žiūrovų kiekio bei pakelti video net į Google pirmą puslapį. Taip, išgirdote teisingai, jūsų filmas gali būti rodomas Google pirmame puslapyje. Gal nuskambėjo drąsiai, bet mes jau tai padarėme 10 kurtų savo filmų. Ir patikėkite, viskas yra labai įmanoma. Reikia truputėlį kantrybės, nuoseklumo ir viskas labai lengva. Ko gero jums teko girdėti, kad dauguma YouTuberių sumažėjo pajamos dėl pasikeitusių YouTube taisyklių. Taip, skaudu tai girdėti. Tačiau nėra ko liūdėti, juk mes esame žmonės ir protingesni už mažus robotukus. Paklausykite, jeigu teisingai išgirdote, noriu jums parodyti tai, ko negirdėjote nei iš vieno YouTuberio. Apie tai nerašo net internete. Šią informaciją su jumis pasidalinsime čia Atradau LT kanale. Apsiginkluokite kantrybę, stebėkite kiekvieną mūsų filmą YouTube kanale ir patikėkite, jums pavyks pasiekti puikius rezultatus, nes kiekvieną savaitę, žingsnis po žingsnio, pateiksime informaciją, jūs galėsite užduoti man tiesiogiai klausimus ir be abejo, kiekvienam atrašysiu. Paklausykite, dar truputis jūsų dėmesio. Planuojame kiekvieną savaitę vienu laiku paskelbti po vieną video Atradau YouTube kanale. Taip pat 1 valandą po video paskelbimo online lauksiu jūsų klausimų. Jūs su manim galėsite bendrauti tiesiogiai. Argi ne šaunu? Filmo pradžioje minėjau, kad mes visada viską atliekame praktikoje, todėl nusprendėme parodyti, kaip realiame gyvenime išplėsti verslą ir sulaukti didesnės sėkmės. Pasirinkome 2 skirtingus verslus, kuriems pritaikysime savo žinias, o jūs realiai pamatysite, ar pavyko pasiekti efektyvų rezultatą jų verslui. Atvirai pasakysiu, mums tai tikrai didelis iššūkis parodyti, kaip mes dirbame ir nesusimauti. Todėl stebėkite mus, nes matysite tikrus vaizdus be iškarpimų. O dabar norėčiau jūsų paprašyti pagalbos. Siūlykite man, koks laikas jums yra patogiausias. Kadangi tai yra mūsų pirmas filmas, tai visą Liepos mėnesį lauksiu jūsų komentarų po šiuo video. Siūlykite jums patogią valandą bendravimui. Taip pat pasiūlykite, kokia savaitės diena jums yra patogi. Taip galėsime kartu bendrauti pastoviu laiku. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai pasidalinkite su draugais. Kas žino, gal jūsų bičiuliai šie patarimai yra naudingi. Taip pat nepamirškite paspausti, prenumeruoti bei peržiūrėkite kitus mūsų kurtus video. Ir kaip žadėjau, naujas filmas pasirodys jau kitą savaitę, todėl nelaukite ir prenumeruokit, kad nepraleistumėte naujienų. Bus be galo įdomu. Su jumis buvo Kęstutis Balčikonis, pasimatysime kitame video.